Sveiki visi, aš Tatjana ir šiandien norėčiau padėti žmonėms atsakyti į klausimą, ar man reikalingas psichoterapeutas, ar galiu susitvarkyti pats ar pati. Taigi iš savo praktikos galiu pasakyti, kad dažnai į psichoterapiją ateina žmonės daug vėliau, negu tą vertėjo padaryti. Todėl šiandien siūlau užduoti savo paprastą klausimą, ar mano gyvenimo kokybė mane tenkina? Jeigu aš jaučiu, kad aš dažnai neatstoviu savo pozicijos, mano ribos dažnai pažeidžiamos, aš nemoku sakyti ne, todėl apsikraunu svetimais darbais ir rūpesčiais, aš strigu santykiuose, kurie seniai manęs nebetenkina. Aš galbūt esu labai sėkmingas žmogus, tačiau tokiu nesijaučiu. Dažnai jaučiuosi, tarsi gyvenčiau ne savo gyvenimą, arba jaučiuosi nepakankamas, mane dažnai lydi kalties jausmas, arba man vis kažko trūksta. Tai reiškia, kad jūsų tikrieji poreikiai yra nepatenkinti ir jūs įvairiais būdais, o dažniausiai kažkokiamis kreivomis strategijomis bandote adaptuotis, bandote patenkinti tuos savo poreikius. Taigi šitoje vietoje yra puikiai nudirbama psichoterapijai, todėl kviečiu nelaukti, kol jūsų būsena pasieks kritinės ir jūs leisit savo ateiti pas specialistą. Labai dažnai girdžiu iš žmonių apie tai, kad jeigu aš einu pas psichologą ar pas psichoterapeutą arba jau ten neduok dievę pas psichiatrą, reiškia su manim labai negerai. Negerai yra gyventi nekokybišką gyvenimą ir dar negeriau prie jo pratintis. Taigi, nevenkite aišku pokalbių su mylimais žmonėmis, brangiais jų žmonėmis. Tai kartais irgi iš tikrųjų padeda, galbūt ir perskaityta gera saviugdos knyga arba balanso atstatymas, bet jeigu jaučiate, kad jau tam tikrą laiką pas jūs teisėsi tam tikros problemos ir jos nesisprendžia, ateikite pas specialistą ir nudirbkite ties to klausimu. Visus norinčius padirbėti su savimi jau dabar kviečiu į savo konsultacijas, o visiems kitiems tikiuosi buvo ne tik įdomu, bet ir naudinga. Ačiū už jūsų dėmesį, šiandien tiek ir ate.